prasidėjus vasario mėnesiui, nors ir prasidėjo be pūgų, labai pasijautė stiprios aktyvuojančios energijos, labai stiprios kūrybinės energijos ir mums su Eva pradėjo kilti idėjos, ateiti idėjos įvairiem projektam. Ir vakar tiesiog spontaniškai sraute, bekalbant, besidalinant, atėjo mintis projektui, kurį pavadinome Dvasingumas praktiškai. Gal tu, Eva, nori dabar papasakoti toliau iš savo pusės, kaip? Taip, noriu. Aš jau kurį laiką jau eina tas suvokimas toks labai aiškus, kad visi mes žmonės, aš ir tikiu, kad daugelis, kurie klauso, labai daug mokomės, labai daug skaitom, labai daug domimės. Ir labai dažnai tuos suvokimus, kurie ateina mum, mes juos, kaip sakau, palaidojam, užkonservuojam savyje. Ir toliau mokomės, ir dedam tas žinias viena ant kitos. Ir labai aiškiai energetiškai išjaučiau, kad kai mes imam, mokomės, skaitom, kaupiam žinias ir jų neatiduodam, nevyksta tas mainų procesas, kad tai kaip, žinot, kaip uogienė užsitraukia pelėsiu, kad lyg pradeda puvimo procesas prasideda energetinis ir yra tada žymiai sunkiau įsileisti naujas energijas, naujas idėjas, naujus projektus, naujas mintis, kad tai, ką mes sukaupiam, mes privalom, turim atiduoti, kad tai yra kaip ir tokia tarnystė, kuri yra būtina mums visiems labai sveikai energijų apykaitai. Kaip sako, žinot, medžiagų apykaita, tai lygiai taip pat yra ir energetiniam plane ta apykaita ir mūsų suvokimų plane, išmokimų, naujumo, ta apykaita, jinai yra būtina. Ir iš tos idėjos, kad aš Aistei vis sakau, bet tu tiek daug žinai, tu man papasakoji, bet tik aš sužinau, man tai labai naudinga, bet dalinkis plačiau. Ir lygiai taip pat aš jaučiu, kad gerai, kodėl aš čia rodau pirštų į Aistę, jinai tai dar dalinasi, o aš tai visai viską savo pasilaikau, kad tas žinias ar suvokimus, nes man, aš tikiu, kaip ir daugeliu iš mūsų yra toksai, tas ego žaidimas prasideda. Taigi, kas aš čia tokia? Visi čia ir taip viską žino. Kam čia to reikia? Jau tiek daug žmonių dalinasi ir šneka. Ir gal kiti šneka kažkaip būtinai geriau. Žinot, kai prasideda tie tokie savęs nuvertinimo, tai jau čia būtinai tada reikia ir daryti. Tai jau reiškia, kad va čia ir reikia. Kai sakai savo, kad negali, tai va čia reikia daryti. Kai sakai, kad nenori, tai čia reikia daryti, nes aš vakar irgi tą pajaučiau, kad bet kažkaip supranti, kad tai yra prasminga, tikslinga, kad to reikia, bet tuo pačiu tas žmogiškas protas, jis visai nenori eiti iš komforto zonos, jis visai nenori ten, nežinau, to įtampos pajausti kažkokio tai vis tiek tai nėra labai jau kasdieniška, bent jau man kalbėti ir dar kalbėti tai, kas būtų visiems tikslinga, prasminga, įdomu, naudinga. Tai ir mes taip vakar sėdėjom ir sakom, bet kaip būtų gerai, tas žinias, kurias mes turim, jų be galo nesureikšminant, nekalbant labai aukštom frazėm ar materijom, tiesiog žmonėm perteikti paprastai, suprantamai, aiškiai ir visada su tikėjimu, kad visada atsiras tų žmonių, kuriem to reikia. Ir kad tam mes čia ir esam, tam mes ir mokomės, taigi, kad ne tik patys pradėtumėm geriau jaustis, gyventi, klestėti, bet kad visi kartu. Ir visi kartu galim žymiai lengviau, kai daliname. Nes, tarkim, Aistės sąmoningumo, dvasingumo kelionė yra labai ilgai, jinai sukaupusi labai daug tų žinių, kas man užtruktų
irgi galbūt 10-20 metų sukaupti, bet kai jinai su manim dalinasi, aš įgaunu galimybę augti greičiau ir sužinoti tai greičiau. Ir todėl aš manau, kad tai yra be galo, nu, tokia dovana, tarnystė, servisas, ką mes galim duoti vieni kitiem. Ir iš to gimė mūsų projektas Dvasingumas praktiškai. O kodėl dvasingumas praktiškai? Todėl, kad ta tema labai man aktuali visą gyvenimą, kaip sujungti dvasią su žeme, su kasdienybė, su kasdieniu gyvenimu, kaip sąmonėti, evoliucionuoti, augti dvasiškai, augti savo vibracijose ir kartu būti ir žemiška moterim, ir būti ir mama, ir žmona, ir kurti projektus ir labai žemiškus ir apčiuopiamus, ir nelaikyti vienos ar kitos srities aukštesnė už kitą, ir kaip visą tai apjungti į vienį, nes dabar mes vis stipriau ir stipriau jaučiame vienio sąmonę ir kaip mus kviečia visas tas dalis, kurias mes buvome izoliavę, kurias mes buvome atskyrę, vienas iškėlę, kitas nuvertinę, dabar apjungti į vienį meilėje, priėmime, tiesiog buvime. Ir mūsų intencija yra per kiekvieną tokį susitikimą, tokį pokalbį iškelti vieną temą ir tiesiog pasidalinti tai, kaip mes tą temą praktiškai esame įvaldžiusios, kad tai būtų tiesiog naudinga kitiems, kad jie tiesiog galėtų paimti kažkokius momentus ir patys sau pritaikyti. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad daug žmonių dalinasi, tarkime, maisto gaminimo receptais. Ir iš tiesų, kai pritrūkstu įkvėpimo, einu į socialinius tinklus ir pasižiūriu gražių video ir įgaunu to įkvėpimo ir galiu padaryti šeimai ten pietus ar vakarienę iš to įkvėpimo. Tai čia mes lygiai apie tą patį, tik tai gal receptais nesidalinsim apie maisto gaminimą, dalinsimės tuo, ką esam suvokusios ir ką esam įkūnijusios jau savo tiesiog kasdieniuose gyvenimuose. Ir mūsų pirmas pokalbis, šiandien mes tiesiog pristatome. Šie pokalbiai vyks ne Facebook'e, o YouTube'ės kanale. Sukūrėme specialiai YouTube'ės kanalą Dvasingumas praktiškai. Komentaruose galėsite rasti nuorodą ir paspaudę tą nuorodą užsiprenumeruoti tą kanalą. Kol kas jis dar tuščias. Tai va, šiandien šis bus pirmas video, kuriuo jį ir pradėsime pildyti. Ir toliau mūsų yra numatytas pirmas susitikimas pirmadienį 14 valandą. Vasario 12-14 valandą. Ir toliau mes planuojame susitikti kas antrą pirmadienį tokiu metu. O kokios temos įdomios, kokie klausimai kyla, tai labai kviečiame pasidalinti komentaruose. Galbūt iš to irgi būtų aiškiau, kokiamis temomis būtų įdomu kalbėti. Pirmadienį pradėsime nuo temos apie įprotį mylėti save. Mes prieš Valentino dieną aš labai jaučiau stiprų impulsą, kad vis dar erdvėje yra nemažai žmonių, tokių kaip aš, tarkim, kurie daug metų galbūt ten buvo vieniši ar yra vieniši ir sureikšmina tas šventes, kurios yra šeimos šventės arba poros šventės, meilės šventės.
ir galbūt yra dėl to liūdi, pergyvena ar kažkaip kitaip išgyvena ir, ir norime, čia mano toksai gal noras išeiti į laisvę nuo tų tokių prisirišimų ir nuo to naratyvo, kad ir į meilės tą pajautimą ir suvokimą, į meilės sau pajautimą, į absoliučios kūrėjo meilės mums visiems pajautimą ir į laisvę nuo tų minčių, kad aš esu nelaimingas, nemylimas, vienišas ar dar visą šitą naratyvą padėti keisti kartu. Tai kviečiame jūs prisijungti pirmadienį 14 valandą prie mūsų pirmo pokalbio, pirmos premjeros, arba tą įrašą galėsite pasižiūrėti ir vėliau, bet kada jisai liks YouTube'e, ir kviečiame prenumeruoti dabar šį naujai gimusi kūdikį, mūsų kanalą Dvasingumas praktiškai. Nuorodą rasite žemiau. Tai ačiū labai visiems šiandien, kurie prisijungėt, kurie žiūrėjot. Labai tikimės jum tarnauti ir pačios kartu su jumis klestėti ir augti. Ir visiems palaimintos dienos ir palaiminto savaitgalio. Palaiminto buvimo savo būtyje. Iki.